Na ir labas vakaras, brangieji bendrakeleiviai gerovės link. Mes jau turim pavadinimą, Mindaugas mus pavadino geroviečiais. Tai mes galim vadintis taip nuo šiol, bet man kažkaip bendrakeleiviai vis dėlto skamba smagiau. Dabar per gyvenimą turėjau labai daug mokytojų nuostabių. Ir dauguma jų buvo gydytojai, turėjo gal mokslinį laipsnį, daktarai ar PhD. Ir visi jie iš tikrųjų po truputį mane mokė ir iš tų visų žinių dar pridėkim knygas įvairiausias, ne? Ir dabar toliau aš gilinuosi į sveikatą. Tai iš tikrųjų aš pasakysiu tokį dalyką, kad vis dėlto tas holistinis požiūris į sveikatą yra pats teisingiausias. Nes mes dabar nesigilinsim, kas yra žmogus, nes daug kas gal net ir nežino, kad žmogus tai yra ne tik tai protas, ne tik tai kūnas, dar yra siela, dar yra tai vadinama širdis arba žmogaus kaip ten esybė. Angliškai tai vadinasi spirit. Nes soul tai yra siela, o spirit tai yra dvasia žmogaus, tarkim, taip. Tai bet šitos dalykus mes nesigilinsim, aš tai galiu pasakyti, kad to, ko aš tikiu, kad sielą mes turim amžiną, o kūną gaunam laikinai. Ir ką mes su to kūnu darom, tokį rezultatą ir turim. Tai labai įdomi informacija iš tikrųjų pasiekė mane čia porą savaičių bėgyje. Labai įdomus dalykas, jeigu bus jums įdomu, aš galėsiu įdėti nuorodas to podcast'o, kurį aš klausiau, apie žmogaus kūną, kas vyksta nuo gimimo iki senatvės, kodėl mes mirštame. Finale, net jeigu ir esame sveiki, tiesiog nuo senatvės, ten 120 metų kol kas yra tokia riba, pasirodo, kad yra toks dalykas, kuris vadinasi glikacija. Kas tai yra glikacija? Ir kaip irgi ten mokslininkė paaiškino, kad tai tas pats, kaip kepat vištą orkaitį. Ta prasme, rūžavą, baltą, gražią vištelę įdedat į orkaitę, ir kai jinai iškepa, būna tokia ruda, paskrūdus ir jau gatava. Tai per gyvenimą mes irgi tą glikacijos visą procesą praeidinėjam. Ir jau kai iškepam, tai mūsų gyvenimas ir baigėsi. Ir kas iš tikrųjų buvo įdomu, kad jinai pasakojo, kas skatina, akceleruoja, kas pagreitina tą senėjimą, kas pagreitina tą mūsų iškepimą, tai yra tie gliukozės šuoliai. Tie gliukozės šuoliai, kurie iš tikrųjų nuo cukraus, nuo to, ką mes valgome, kaip mūsų organizmas reaguoja. Ir tie šuoliai, jie iš tikrųjų akceleraciją to senėjimo ir to gyvenimo pabaigos paspartina. Tai dabar apie šitą dalyką nekalbėsim, galiu tik pasakyti, kad spalio mėnesį kaip tik prasidės Energy programa Nutrilite nauja, kur būtent jinai bus skirta kalbėti apie tą, kad nebūtų tų gliukozės šuolių. Tai va, noriu pereiti prie to mūsų kūno, kurį mes gaunam nuo gimimo ir ką mes su juo darom. Dažniausiai mes į jį nereaguojam, į tos signalus, emocinius ir fizinius, kuriuos mums kūnas siunčia. Ir, pavyzdžiui, ten tos tokios emocijos kaip liūdesys, depresija, apatija, nuovargis. Tai tiesiog mums kūnas nori pasakyti, kad jisai blogai jaučiasi ir mes turėtume atkreipti dėmesį. Ir lygiai taip pat fiziniai signalai. Skausmas, nuovargis, energijos stoka ir liga. Ir liga būtent ir yra, kad jinai signalizuoja, kad mes kažką darom ne taip. Prieš pradedant apie ligą, pakalbėkim pradžioj, kasgi yra sveikata. Kai žmogaus organizmas sveikas, tai yra du svarbiausi elementai. Jeigu nenaudot kažkokių mokslinių medicininių terminų, tai turi būti pastovus gyvybinis procesas. Turi būti dinamika vykti, pastoviai vyksta dinamika, cirkuliacija, pokyčiai ir turi būti balansas. Ten druskų, skysčių, visų cheminių elementų, nes žmogaus organizmas yra labai labai sudėtingas. Ir kai yra tas balansas, medikai vadina hemostazė. Tai organizmas idealiai veikia, kai ta hemostazė yra puikiai veikia. Bet kas atsitinka, kai kažkas nutinka, tarkim, liga atsiranda.
Jūs turite suprasti, kad organizmas yra taip sukurtas, kad jisai pats stengiasi tą homeostazę atstatyti. Tik tai jam nereikia trukdyti. Visos lygos, kurios atsiranda, iškart įsijungia apsauginiai visokie elementai ir jie jau iš karto pradeda atstatinėti tą lygų pusiausvyrą ir balansą, kuris yra reikalingas. Vienintelė tokia liga, kuri iš tikrųjų apgauna mūsų tas sistemas, tai yra vėžys. Nes būtent tos imuninės sistemos, kurios mūsų saugo, jos jo nemato. Ir visas mokslas, kuris dabar tyria būtent tai kovai su vėžiu, kaip padaryti, kad žmogaus imuninė sistema pati pamatytų tas vėžinės ląsteles, nes jos atrodo kaip savos, kaip nekenksmingos. Ir dėl to organizmas su jomis nekovoja ir jos auga ir dauginasi. Taigi va, jeigu jūs suprasit tą dalyką, kad jūs netrukdysit savo organizmui pačiam pasveikti, o ką reiškia netrukdyti? Tai jūs jo neteršite, nekelsite kažkokio streso per didelio. Kai jaučiatės, kad sergate, tai reikia pailsėti, pamiegoti, neapkrauti kažkokiais sunkiais produktais ar cukrum, ar riebalais ten, ar baltymais. Ne? Tiesiog leiskite tam organizmui pačiam pasveikti. Blogiausia, ką jūs galite padaryti, tai pulti vartoti tuos, sakykime, simptomus mažinančius vaistus, visokius koldreksus ir visokias kitokias nesąmonės. Žiūrėkit, aš jums parodysiu vieną tokį grafiką, man gal pavyks jums čia jį parodyti. Žodžiu, šitą dalyką aš išmokau labai seniai, vienoj Kozlovskio paskaitoj. Jisai paprasčiausiai pasakė taip, ligos bijoti nereikia ir tiesiog reikia žinoti tokį dalyką. Čia bus labai toksai primityvus grafikas, kurį aš pabandysiu jums nupiešti. Taip, čia yra temperatūra, o čia yra laikas. Tai va žiūrėkit, kaip mes sergam. Kažkokia liga pas mus prisikabina, paskui aš pasakysiu, kokie būna šaltiniai. Ir jums pradeda organizmas kelti temperatūrą. Kelia. Tikslas yra sunaikinti virusą, bakteriją arba uždegimą numalšinti. Ir va čia jūs išgeriat kokį nors koldreksą, šmoldreksą. Tada jūs numuša temperatūrą, bet žinot, kas atsitinka? Liga tai niekur nedingo. Jūs ją nuslopinot, bet jinai vis tiek yra va čia. Jinai vis tiek tęsiasi. Jūs temperatūros neturit, galbūt jaučiatės truputį geriau ir paskui žinot, kas nutinka? Komplikacijos. Ir tai jau būna visai kita forma, ten visokie plaučių uždegimai, sinusitai ir visa kita. Tai vat, jeigu šitą grafiką atsiminsit, tai žinokit, daugiau nieko ir nereikia žinoti. Nes jūs tiesiog tą ligą paslėpėt giliau ir jinai toliau progresavo ir toliau atkritimai visokie prasideda ir taip toliau. Tiesiog pasakysiu, kad skirkite ligos priežastis. Kur yra paprastas uždegimas, vat kaip pas mane, kai nėra jokios temperatūros, yra tik tai ten gerklė, paskui ten sloga, viskas ten išsivalo, ten arbatėlės, toks ramesnis režimas ir visa kita. Kai būna virusas, tai visada būna kiti simptomai. Būna jau žinot, kad laužia kaulus, ten akies obuolius skauda ir visada būna aukšta temperatūra, dažniausiai. Su COVID būna čia įvairiai, kadangi čia dirbtinis tas virusas, tai jisai gal kitaip organizmas jį priema. Bet virusas dažniausiai yra su labai aukšta temperatūra. Ir kai yra virusas ir aukšta temperatūra, miegot ir daug skysčių gerti. Jeigu negalit pakelti aukštos temperatūros, 38 ir 5 muša temperatūrą, geriausias yra paracetamolis arba ibumetinas, ibuprofenas, atsiprašau. Miegat ir geriat. Miegat ir geriat skysčius. Ir jeigu viskas gerai, aišku, vitaminai daro stebuklus. Nežinau, ar išbandant tos dalykus, iš tikrųjų suveikia. Aš pernai ant sūnaus išbandžiau, kai buvo gripas, ten A tipo.
Per 2 paras jis man pasveiko. Čia buvo neįtikėtina, nes prieš tai metais sirgo, tai aš tų metodų nenaudojau. Ir ten buvo savaitę kankinosi su labai aukšta temperatūra. O čia buvo 2 paros ir vaikas jau gali funkcionuoti. Ir dar yra toks dalykas kaip bakterijos. Bakterijos yra irgi, aš iki pernai maniau, kad bakterijas galima nugalėti tik tai antibiotikais. Kol mano mama paneigė šitą mano teoriją. Nes jinai tikrai pakliuvo į kažkokią tai bakteriją. Bet žinot, kaip pas gydytojus, ypač seniems žmonėms patenkti yra sudėtinga. Jinai ten kažkokias meškaugės arbatas gėrė, kol jinai pateko, kai padarė tyrimą, pas ją ten buvo labai aukštas tas, jinai padarė tyrimą ir tyrimo reikėjo laukti ten vos ne savaitę atsakymo. Ir padarė, kad labai buvo aukštas lygis tos bakterijos, o jinai jau buvo pasveikus nuo tos meškaugių arbatos. Ir kai pakartojo tyrimą, tos bakterijos nebebuvo. Tai čia man buvo įrodymas, kad net ir bakterijas galima be antibiotikų išsigydyti, bet aišku, čia nerizikuokit, visada pasitarkit su savo šeimos gydytoju. Ir aišku, paskui tos visos jau vadinamos apokaliptinės lygos, apie kurias mes jau turėjom laidą, bet jos nenukrenta iš dangaus. At kai būna ten, aš sako, ar ten infarktas žmogui, yra insultas, ar ten vietoje ėjo žmogus ir numirė. Ne, jisai iki to kokius 20, 30, 40 metų darė viską, kad taip nutiktų. Nes ir sakykime, tie antro tipo diabetai ir visos tos Alzheimeriai, demencinės lygos, visa tas jūsų gyvenimo stilius išbalansavo tą homeostazę, kai pas jūs nebėra balanso organizme. Yra per daug cukraus, per daug riebalų, riebalai ant vidaus organų, patys žinot, kokias ligas sukelia. Prasme, viską, ką jūs darėt ir tada atsirado lygos. Ir dėl to nereikia ten pykti ar piktintis, kodėl čia man taip nutiko, nes realiai jūs pats savo visą tai padarėt. Ir čia nėra kaip ten prakeikimai kokie, ar tenai likimas blogas ir visa kita. Dėl to mes niekas nesam apsaugoti nuo diagnozių, absoliučiai nesam. Nei aš, nei kas nors kitas. Mes visi esam toj rizikoj zonoje, kai bet kada gali sužinoti, kad ten kažkokia tavo ląstelė išėjo iš proto ir nusprendė, kad jinai nori tave sunaikinti. Dėl to tikrinkitės būtinai į metus nors kartą, nors poliklinikoje, nors aš visada rekomenduoju daryti biomol tyrimus, nes ten jie toli į priekį mato, kas gali nutikti tavo organizmui. Jie jau turi per tos 35 metus turi atidirbę tą visą sistemą ir rekomendacijas, pavyzdžiui, kas darot kas metai, jie ten gali net ir jums parekomenduoti, nes jie mato, į kurią pusę ten pas jūs visas procesas vyksta. Tikrinkite sveikatą, nes iš tikrųjų gyvenimas yra nuostabus ir verta dėl to pakovoti. Taigi, o čia, kur sakiau, kad pasidalinsiu kokį tyrimą, man nemalonu darė. Iš tikrųjų, vėlgi viskas susijęs su mityba. Ir kai aš augau pas senelius kaime, tai jie mane ten puikiai maitino visokiais šviežiom daržovėm, dietiniu maistu, žuvytė iš ežero, ten vištytė iš tvarto. Ir aš tai jau mokyklą, ir tarybiniai valgykloj. Visi mano ir skrandžio problemos prasidėjo, ir apendicitas buvo 1 klasėje. Aš, kai būdavo kaip pavasaris, taip tiesiai į ligoninę skrandžio gydytis. Ir mano tas skrandis visą gyvenimą būdavo problema. Ir ką aš jums turiu pasakyti, aš nuėjau, pasidariau tyrimą, nes maniau, kad jau seniokai, nedariau kokį 10 metų. Ir turiu pasakyti, kad mano rezultatai yra geresni negu prieš 15 metų. Tai aš tikrai noriu pasidžiaugti gerovės link čia visais šitais mūsų eksperimentais su savo sveikata ir sveika mityba, kad pas mane ten buvo keli dalykai ir jų nebėra. Visiškai jokių ten kažkokių paraudimų, ar ten tulžies priemaišų, ar dar kažkokių dalykų. Ta gastroskopija, aišku, labai šlykštus reikalas, bet reikia ją išgyventi, ypač jeigu turite problemų.
Tai vad noriu pasidžiaugti, kad mūsų visus Viduržemio jūros dietos augalų pagrindų daugiausia mūsų, tai ką mes valgom, įvedinėjom, tas vandens gėrimas, nes vis tiek tą rūgštinį balansą organizmas, kaip ta homeostazė būtų idealioj formai, reikia palaikyti. Ir dėl to negerkite distiliuoto vandens virinto, nes jisai visiškai netinka, ten yra rūgštinė terpė. Gerkite espringą, kad būtų visi šitie skaičiukai būtų teisingi. Na ir ką, ir palinkėsiu savo ir jums sveikatos. Ir noriu pasakyti labai džiugų dalyką, kad kitą savaitę, trečiadienį, startuoja nauja kosmetikos linija Artisty Labs. Ir aš jau kaip rašiau ir grupiai, kad pradėjau. Tikiuosi kitą savaitę Aurelija prisijungs ir papasakos mums daugiau apie visą šitą programą. Ir kai sergi, žinai, kai nosis bėga, ne, ten namuose visoks tenai vaikštai ir dabar grinai prieš laidą sėdėm. Vyras irgi pavargęs po darbų, mokosi dar plus po darbų. Žiūri ir mane sako, klausyk, kaip tu čia atrodai, tau net botoksų, sako, nereikia, kiek tau metų žiūrėk, o nei vienos raukšlelės. Aš sakau, taigi aš pradėjau naują programą šitą, kur matei, kur pas mane čia ilgai stovėjo ant stalo. Jo, sako, rimtai? Sakau, man galima, sako, negalima. Aš aišku pamelavau, nes galima, bet aš jam neduosiu. Man pačiai reikia. Tai žinokit, programa nuostabi, iš tikrųjų, nepaisant lygos, veidas šviečia, rūžavos spalvos, tos keptos vištos atspalvių nebeliko. Tai kad tikrai bus įdomus susitikimas kitos savaitės, pristatysim tą visą naują programą odos atšviežinimo. Ir ką, nesirkit, gerkit vitaminus, gerkite vandens, sveikai valgykit ir pozityviai mąstykit. Ir viskas bus gerai. Aš jūsų visų labai pasiilgau. Iki greito.